Labas vakaras, gerbėmiai mano video blogo žiūrovai, čia ir vėl aš Juiva. Ir šiandien per paskutinę savo nepilnametystės dieną aš susimaščiau, o kaip viskas pasikeis po 12 valandos. Jo, aš jau galėsiu legaliai vairuoti mašiną, galėsiu eiti klubus, galėsiu pirkti alkoholinius gėrimus, galėsiu eiti filmus su S raide, galėsiu dar daug visokiausių dalykų daryti. O kas šiaip pasikeis, ta prasme, su manim, kad aš įgaunu visas tas teisės? Nu jo, man sukanka 18, bet o kas pasikeis? Tai aš priėjau tokią teoriją, kaip viskas turėtų atrodyti 12 valandą ir dabar aš čia noriu parodyti jums. Žiūrim. Ir iki pilnametystės liko 5, 4, 3, 2, 1.